Sveiki! Šioje pamokoje išmoksime spręsti trigonometrinės lygtis ir nelygybės. Tai svarbus įgūdis, praversiantis įvairiose matematikos ir fizikos srityse. Paprasčiausias trigonometrinės lygtis yra tokios, kuriuose nežinomasis yra trigonometrinės funkcijos argumentas. Norėdami jas išspręsti, pasinaudojame vienetiniu apskritimu ir trigonometrinių funkcijų apibrėžimais. Pavyzdžiui, norėdami išspręsti lygtį sinus x lygu 1/2, ieškome kampų, kurių sinusas lygu 1/2. Vienetinėme apskritime matome, kad tokie kampai yra x lygu pi padalinta iš 6 plus 2πk ir x lygu 5π padalinta iš 6 plus 2πk, kur k yra bet koks sveikasis skaičius. Analogiškai, sprendžiant lygtį kosinus x lygu minus šaknis iš 3 padalinta iš 2, ieškome kampų, kurių kosinusas lygu minus šaknis iš 3 padalinta iš 2. Matome, kad x yra lygu 5π padalinta iš 6 ir 7π padalinta iš 6. Sprendžiant lygtį tangentas x lygu 1, ieškome kampų, kurių tangentas yra lygus 1. Reiškia x lygu π padalinta iš 4. Kartais trigonometrinės lygtis būna sudėtingesnės ir reikalauja trigonometrinių tapatybių panaudojimų. Tapatybės leidžia mums pertvarkyti lygtį į paprastesnę formą, kurią jau mokame spręsti. Pavyzdžiui, šioje lygtyje turime sinusą ir kosinusą. Pasinaudokime pagrindinę trigonometrinę tapatybę, kad išreikštume sinus kvadratu x per kosinus kvadratu x. Įstatę šią išraišką į pradinę lygtį ir pertvarkę ją, gausime kvadratinę lygtį kosinus x atžvilgiu. Ir sprendę šią lygtį rasime kosinus x reikšmes, o tada galėsime rasti ir x reikšmes. Šioje lygtyje turim dvigubo kampo sinusą. Pasinaudokime dvigubo kampo formulę. Įstatę šią išraišką į pradinę lygtį ir pertvarkę ją, gauname kosinus x kart skliaustelėse 2 sinus x minus 1 lygu 0. Ši lygtis teisinga, kai kosinus x yra lygu 0 arba 2 sinus x minus 1 lygu 0. Išsprendę šias lygtis gausime x reikšmes. Trigonometrinių nelygybių sprendimas panašus į lygčių sprendimą, tačiau reikia atsižvelgti į trigonometrinių funkcijų ženklus skirtingose intervaluose. Pavyzdžiui, norėdami išspręsti nelygybę sinus x yra daugiau negu 1/2, pirmiausia randame kampus, kuriuose sinusas lygus 1/2. Tai yra x lygu π padalinta iš 6 ir x lygu 5π padalinta iš 6. Tada žiūrėdami į vienetinį apskritimą nustatome intervalus, kuriuose sinusas yra didesnis už 1/2. Ir randame, kad x yra didesnis už π iš 6, bet mažesnis už 5π iš 6. Analogiškai, sprendžiant nelygybę kosinus x yra mažiau arba lygu minus 1/2, pirmiausia randame kampus, kuriuose sinusas lygus minus 1/2. Tada nustatome intervalus, kuriuose sinusas yra mažesnis arba lygus minus 1/2. Gauname, kad x yra didesnis arba lygus už 2π padalinta iš 3, bet mažesnis arba lygus 4π padalinta iš 3. Šioje pamokoje išmokote spręsti trigonometrinės lygtis ir nelygybės. Nors ši pamoka buvo paskutinė šioje temoje, tikiuosi, kad įgytos žinios apie skaičius ir jų savybės ir reiškinius bus tvirtas pagrindas tolimesniam matematikos mokymuisi. Nepamirškite patikrinti savo gebėjimus, spręsdami praktinės užduotis, kurias galite rasti www.dusija.lt svetainėje. Iki kitų susitikimų.